Labutis. Pažiūrėkime, ką svarbaus tau nori perduoti kortos. Labai gali būti, kad arba tai tavo emocijos, ane šiandien, kad būsi pikta, agresyvus, ane galbūt daug ryžto, arba bus didelė gynyba. Taip, žiūrėkim toliau. Reiškia, bus ko gero gynyba. Galbūt santykiuose, ane, norėsis atsiriboti, galbūt tai darbinė kažkokia sfera, ane. Taip, norėsis pabūti, galbūt kažkas iš viso. Gali paimti biuletenį, ane, nuo visų darbų, atsiriboti, viskas, pavargau, nieko nenoriu, noriu pabūti šeimoje, su šeima, ane. Taip. Galbūt kažkas bandys netgi išvykti, pailsėti. Taip, tarkim, su šeima arba su draugė, su draugu, paimti keletą dienų ir pailsėti. Taip pat kitiem galbūt nusimato ilgas savaitgalis, plus dar keletą dienų, per kurias planuosite pailsėti. Kas dar? Čia mums rodo, kad nuo darbų nėra didelis nuovargis. Nuovargis ir ne tik. Dabar kitiem. Kam yra aktualu? Su finansais. Finansinė krizė gali būti. Taip. Atrodo viskas stabilu, bet yra kažkas va tokio, kaip čia, vat ant pečių guli kažkoks sunkumas, ane? Galbūt, pavyzdžiui, reiškia, finansų turiu, bet sveikata bloga, ane? Ir, tarkim, netgi sveikata, kaip čia, aš išlaikysiu, aš viską padarysiu, aš, ir nežiūrim problemas į sveikatą, ane? Taigi reikia atsargiau su sveikata irgi skaityti sveikatos žinutės, skaityti savo kūno žinutės. Taip. Nebijokit, jeigu tektų imti biuletenio, ane, dėl darbo jūs neprarasit, svarbiausia yra sveikata, pinigėliai yra, pinigėlių bus, darbas niekur nepabėgs, ane. Dabar tema santykiuose. Santykiai, ką mes turim santykiuose? Taigi, dabar žiūrėkit, kam buvo aktualų santykiai. Štai yra pora, čia vėl, kaip kam, galbūt kaip tik darbo sferoj labai svarbu, ne, būtų atsakymas, ten būsim kartu, nebūsim kartu, ar mes ten skirti viens kitam, ne, tarkim, galbūt šalia vat yra žmogus. Taip, iš tikrųjų, jūs esat labai panašus, kam aktualu, ne, tai ne visiems informacija. Esat labai panašus, jūsų galbūt netgi patirtis yra panaši, tai vat jūs suvedė, taip. Yra galimybė, reiškia dabar gal toks dar romantinis periodas, ne, bet yra galimybė, vat duoda jums šansą, didelį šansą, kad kažką sukurti, kad jūs galėtumėt džiaugtis, ne. Vat buvo liūdna. Bet dabar, žiūrėkit, viskas pasikeičia. Prašom nevalgyti kortų. Taip. Viskas pasikeičia. Ko gero, yra tik tas, kad galbūt yra didelis atstumas. Bet kol kas nematau nieko blogo, todėl kad galima susitarti, galima susitikti, galima pradėti kažką, ne? Mums rodo didelį šansą, jeigu jūs patys to norėsite. Jeigu tarsitės, jeigu išklausysit vienas kitą, taip, taip, taip. Čia reikia save parodyti, bet iš geros pusės parodyti, ne? Kad, pavyzdžiui, čia kadangi pas mus du žmonės vienodi, tai galbūt reikės netgi galvoti, kas galėtų imti iniciatyvą pirmas, ne? Bet būtų labai gražu, jeigu abu, taip, abu apie tai pagalvotumėt to lygiai, tai dvi lazdos. Jūs turit nuspręsti kartu tai. Tai va, kągi sėkmės jums.